Gerbiamoji publika. Ką po gerbiamosios publikos mes galim pasakyti? Nu jo. Tai žodžiu, pradedam šiandien ardyti Volvo 940 automobilį pagaliau, nes reikia išardyti visą šitą chlamą. Chlamas atrodo taip. Pamenu, tai aišku. Tai dabar, žodžiu, nusirinksim priekį, kad būtų patogiau. Ir tiesiog viską pradedam ardyti. Reziume, šitas engine bay turbūt tuščias galiausiai. Tai po truputį ir nusimsim. Tavo papasako, kas nutiko. Jo, biški filminom su timelapsu. Tai turbo out jau. Čia irgi beveik viskas out. Jo, laidai, taip, apsivalom aplinkui, kad būtų kuo lengviau motorą išimti. O planuoju motorą, aš visai užsimotyvavęs esu šiandien išlupti. Įmanoma ir šiandien iš tikrųjų. Matysim dar kaip, bet šiaip įmanoma. Jo, palengva gražiai darom. Šitų nuėmimų, tai čia liko koks pusę valandos, mažiau gal. Nu, tik reikia trečio žmogaus, tai kas atvarot. Kodėl čia kapitonas groja? Kapitonas, aš jūrų dievas ir gandausias. Beveik išlupom. Liko kas? Atsisukti pagalios motoro, lysti į apačią. Jo, tai lika vairą stipiaką siurblį, bet visą siurblį nuimsiu, nes dabar nenoriu tos kyšę nuleidinėti. Tada kardaną nuimt, variklę pagalvės ir kulysą. Ir va šitą dar nupjauti. Ir jo, blėt, sukis. Va šitą apatinę teliką dalį pjausim laukant, tiesiog nesieinu, bet kokiu atveju pizdajau. Tai... Na. Nelinksta, blėt, laiko. Kiek valandų yra? 6, blėt. 6? Mes čia per kiek minučių apardė motorą, va iki tiek, va. Realiai. Nuo apie kiam. Apie valandžiką, taip sakykim, grubiai. Dar čia nepabandėm atsukti. Jo, dar tą pabandysim. Škyvą dar pabandysim atsukti alkūnės pagrindinį, kad po to būtų lengviau. Tai viskas. Tai žodžiu, motoriuks biški pavirta. Čia jeigu būtų dar paskirstytojas, tai būtų pizdėt. Nes atsukom jau dėžės pagalvę visą. Tai realiai laika tik tai sankabos cilindriuks dabar. Atjungiam jį, bet nusprendėm, kad imsim laukan ir pačią dėžę. Ir tada dviese išslupsim. Jep. Nes ką mes? Nes tikrai kiečiaus, kam dviese motorą išslupom su rankom. Su dėžė. Nes dėžė tai ne. Kurą tai nepakelsim, be šansų dur. Galėtume šį pabandyti. Aš tą norėčiau pabandyti. Nes mums dar reikia kelimo mechanizmų sukonstruoti. Sukonstruosim. Audžiūni, ką tu čia darai? Kam tau reikalinga mediena? Tam, kad jėgos petys, blėt. Čia biški mažai tas virvės gal. Bet ir čia nėra kaip apriždavo. Bandysim iškelt motorą. Dviese su dėžė. Jūs matėt, kaip Baudžiūnio kojos atrodo? Ne, kuo, nu? O, kai viršylos kojos. Baudžiūnio bitskė, kai viršylos kojos. Ką tik va taip vadobėjai lipo ant lentos ir ta lenta va tokia. Eik tu nahui.
aš tai norėčiau pirštinis. Ai, man truko. Blet, reikia iki kapitono. Davai. Blet, čia mums nepradės kas nors kliūti. Kas? Žarnokai, jokie nepradės, vis protai. Nu dabar persimetam tą karterio vietą. Jo. Kaip, na, kučiumo mechaniks pirštinis. Ką iš čia reikia? Įliko. Nu. Kaip nulik. Net laivą galėtumėm daryti. Iškart sunkiau, ar ne? Taip, žiūrėk, taip. Super. Bet va, paėjo biškį breiką, ne? Milimetrą. Susigreipė tiesiog į tavo pusę. Gerai? Ne, tabiškį. Čia yra žiauru. Bet fizika veikia. Arčiau reikia, na. Aš tikiuosi, tas tavo snukis apsišykęs, matęs. Iš kur ką matėt? Reiks uždėti man. Į mane biškį. Ir neša. Gerai, dabar grinai tą vietą kartės. Mane metai tą pusę. Man irgi metai. Gerai, vilksim. Va tiek liko. Ką, Modestai, manai? Smagu, pavyksta. Tai jau verčiam? Ne, pabandom kilsti. Tai nebereikia. Ant vienos priekštą. Nieks nenumirė. Gerai, nustumsim mašiną. Aš žinau, taip pat laiko būtume dėžę numinę. Čia baisu ant džembėjus uždavės. Čia kūro neslūžus? Ne. Bet jau baisu, blėt. Nu, o, tai matai, traversą reikės persidažyti. Visą nusišveist. Nu, reikės, čia bus darbelė. Nu, bet... Turim.
atvažiavom šiandien iš tikrųjų taip kažką pasikrapštyti biškį. Gavos taip, kad aš vietoj motorą sėdžiu. Tai va, liuks modestas triukas, rekomenduoju. Žodžiu, išsilupom tą motorą šiaip ne taip, iš tikrųjų tai fiziškai biškį gal sunku yra dviese, kai, pusantro žmogaus tik tai yra stipraus. Bet nieką padarėm, va, liuks. Tai dabar kitoj serijai matysit. Lupsim visą šitą pravotį, visą šitą šūdą, viską lupsim lauk. Ir išsivešim į lauką, išsiplaut gražiai viską. Pirmą išsivalysim tepalą ir tada jau žiūrėsim, kur čia ką pjaut, kur dažyt. Dažyt viską, bet kur pjaut, ką šveist, ką virint, ką daryt. Tai tokie yra dabar planai. Žodžiu, biškį čia nukentėję. Kilg action. Žodžiu, ačiū gerbiamoji publika už dėmesį ir iki kitų kartų. Davai.